Na, yra tokios būsenos, kada žmonės vienokias ar kitokias rolės vaidina. Dabar pavardinsiu 4, gal atpažinsi save. Tau nereikia su tuo gyventi. Tu gali visą tai perrašyti, pakeisti. Na, su kažkieno pagalba, aišku. Tai yra toksai aukos archetipas. Reiškia, tu realiai niekada pats nepatyrei to. Tai yra iš kolektyvinės vadinamos pasąmonės. Arba reiškia informacinių laukų, kuris tave gali veikti ir tu tą šabloną pasigavai, nors tai nėra tavo reali patirtis. Na, tai aukos archetipas, pavyzdžiui, tai visi mane išnaudoja, aš ten, reiškia, nieko negaliu ir panašiai, tada laukia, pats jokių veiksmų nedaro tas žmogus toksai. Kitas yra, reiškia, gelbėtojas. Aš turiu visiems padėti. Na ir negyvena žmogus tada savo gyvenimu, jis ieško kam ką pagelbėti. Paskui yra toksai atstumtasis, manęs nieks nemyli, aš niekam nereikalingas. Ir taip toliau eina per gyvenimą, va toks irgi, ir reiškia, žiūri, kas jį turi mylėti amžinai. Ieško kažkokios paguodos ir taip toliau. Na ir yra kovotojas, kuris, reiškia, pastoviai veliasi į konfliktus, jisai reiškia, už savo vietą, už būvį, jisai sunkiai prasimušti turi. Vat beje, tokio čia nesenai laidą rodė, kur ten moteris milijonus uždirbo, jinai visą laiką kovos būsenai buvo. Tai va čia tas yra. Galima lengvai paprastai savo per gyvenimą eiti arba per šitos archetipus vadinamus. Atpažinai save, nori pasikeisti, tau galima perrašyti tas tapatybės tavo, kurias tu vykdai, primestas, daugelis jūs taip ir gyvenat. Tai va čia tokie pagrindai yra netgi, kurie realiai žmogų veikia. Tai va, nori, registruokis nemokamą konsultaciją. Beje, va, tie, kurie aukos, kurie reiškia laukia, kad jūs gelbės, aš ištiesiu dažnai ranką, jums reikia tik ją įsikibti, bet jūs netgi to nepadarot. Tai va, iki.